Sveiki dar kartą. Kauno Žalgiris pergalė baigė visiškai dominuojantį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje LKL. Paskutinės rungtynės laimėję žalgiriečiai sužaidė geriausią sezoną per pastarosius 15 metų. Tomo Masiulio auklėtiniai savų žiūrovų akivaizdoje 18 taškų skirtumų susitvarkė su Kėdainių klubu, kurio sezonas šį vakarą baigėsi. Per visą sezoną Žalgiris iki pat dabar atkrintamųjų pralaimėjo tik kartą. Prieš 15 metų Žalgiris yra nepatyręs ir nė vieno pralaimėjimo, bet visą tai per 24 rungtynės. Dabar jų 32. Be to tai buvo 27-oji Lietuvos čempionų pergalė iš eilės. Atkrintamosiose žaliai balti netrukus kausis su Jonava. Kol Kauno Žalgiris toliau tarsi apšilinėja prieš LKL atkrintamasias, rimtas smūgį sugeria Vilniaus Rytas. Sostinės klubas vėl pakartojo tą patį ir leido Gargždams sukurti vieną didžiausių sezono sensacijų. Čempionų lygos nugalėtojais tapę Vilniečiai išvykoje praleido virš 100 taškų ir pralaimėjo kukliam Gargždų klubui, kuris, sako treneris, 9 dangui. Ir tada tikrai nebūčiau pasakęs, kad Titulai titulais ir jie ateities pergalių neužtikrina. Dar ką tik istorinę šventę Badalonoje surengęs ir FIBA čempionų lygą laimėjęs Vilniaus Rytas patiria visiškai netikėtą pralaimėjimą Lietuvoje. Grįžę iš Badalonos, Vilniečiai išvykoje dar spėjo nušluoti Kėdainių klubą, bet ši išvyka į Gargždus visai kitokia ir su milžiniška šeimininkų energija. Visą laiką šalia buvę, kartais ir pirmavę Gargždiškiai sugeba suduoti Rytų smūgį 103-98. Ir tai jau antras toks Ryto kartas Gargžduose šį sezoną. Na, smagu, nėra ką slėpti, esam 9 dangui, nes nors turėtumėm, kaip sakyti, būti labai rimti, nes artėja pačios tos svarbiausios kovos, bet mes toks esam, tas mūsų nedidelis klubelis, mes džiaugiamės kiekvieną pergalę, mes neskaičiuojam į priekį, kiek sakykime, mums svarbius bus toliau, mes ateinam tą dieną ir gyvenam tą dieną. Kažkodėl nedėjom to kūno gynyboj. Ir buvo toks momentas, gal net 7 minutės ketvirtam lemiamam kėliny, kur mes nei vieno stopo nepadarėm, tai čia nėra lengva niekam žaisti. Svaro iki galo pats Pipkinsas. LKL reguliarusis sezonas baigėsi, netrukus prasidės atkrintamosios 8 komandos, 4 poros ir serijos iki 2 pergalių.